Labadiena, mėly Agrobitės žiūrovai, Agrobitės portalo lankytojai, taip pat mūsų visi prenumeratoriai, tiktokeriai. Priminsiu, kad galite sekti mus ir tiktok tinkle. Ir žinoma, būtinai dalinkite šiuo vaizdo įrašu, nes tik taip jis papuls į rekomenduojamus ir kuo daugiau žmonių pamatys aktualią diskusiją įvairiais valstybės gyvenimo klausimais, įskaitant ir žemės ūkio. Ir šiandien mes tradiciškai pirmadienį sveikinamės iš Suomijos grįžusi Valdemarą Jaciką, Agrobont vadovą, visuomenininką ir puikų verslininką. Labadiena, gerbiamas Valdemarai, sveikinam jūs grįžus. Labadiena, Gediminai, labadiena visi žiūrovai. Man irgi labai malonu sugrįžus į Lietuvą su tokiom pergalėm. Labai šaunu. Gerai, praėjusią savaitę mes turėjome keletą tokių naujienų ir jūs, būdamas Suomijoje, stebėdamas krepšinio čempionato grupės varžybas, galbūt nelabai įsigilinote, bet tikiu, kad grįžote ir pamatėme ir ko gero jau plaukai šiauštis pradėjo tiek, kiek pas jūs lygiai ir pas mane, nes tikrai buvo baisu girdėti ir matyti, kas vyksta su Žemės ūkio ministerija ir Žemaitaičiu. Kitaip tariant, tarp Igno Hofmano ir Žemaitaičio įsiplieskė toks konfliktėlis. Priminsiu, kad paaiškėjus, kad naujoji koalicijoje nebelieka Igno Hofmano Žemės ūkio ministro poste ir bus siūlomas dabartinis viceministras Andrius Palionis, kuris be kita ko yra socialdemokratas. Jis būtent pakeis Hofmaną. Ir kai jau tai paaiškėjo, Ignas Hofmanas žinių radijuje išstojo, kad Žemaitaitis spaudė jį, kokius vadovus ministerijai pavaldžiose institucijose reikėtų atleisti, kuriuos galbūt sudaryti sąlygas ateiti kitiems vadovams. Aišku, visa tai pasirodė po to, kai dar Žemaitaitis plus pridėjo, kad Žemės ūkio ministerijoje darbuotojai labiau rūpinasi grožio procedūromis negu valstybės valdymu. Taigi po viso to kilo didžiulis šaršalas. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos vertinimą ir aplinkybių patikslinimą dėl galimai daryto neteisėto poveikio Hofmanui. Po apklausos Hofmanas jau teigia, kad nežinau, ar tai galėčiau pavadinti spaudimu, bet kad buvo išsakyti tam tikri lūkesčiai, norai, pageidavimai, tai tikrai taip. Kaip matote, ministras atsilaikė ir juos nebuvo atsižvelgta, kalbėjo Hofmanas. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė iš karto iškėlė klausimą, tai kur Ignas Hofmanas buvo visus 9 mėnesius, kuomet šitas procesas vyko. Čia citata. Ir aišku, priekaištus pažėrė dar ir prezidentūra, kad jeigu buvo spaudimas, apie tai jis turėjo, tai yra Hofmanas turėjo pranešti politiniai vadovybei ir institucijoms. Kitaip tariant, premjerui turėjo pranešti ir specialiųjų tyrimų tarnybai. Visą tai numato korupcijos prevencijos įstatymas ir valstybės tarnybos įstatymas. Ir iš tai, kas įdomu, tai, kad Hofmanas pasakojo sulaukęs Žemaitaičio spaudimo keisti tokių labai svarbių institucijų vadovus, nacionalinės mokėjimo agentūros, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, augalininkystės tarnybos, Žemės ūkio duomenų centro. Tai va tokia situacija. Aišku, jeigu aš dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos turiu ir itin kritišką nuomonę, mano galva ta tarnyba dirba kažkaip tai labai paslapčia, mažai informuoja visuomenę ir ta vadovė turbūt ko gero turėtų būti nuimta, nes labai daug tokių neaiškių man klausimų kyla, kuomet aš stebiu jų veiklą. Tai štai nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai sulaukė kritikos, bet daugmaž vis tiek praskirsto tą 1 milijardą eurų per metus ūkininkams, tarnyba didelė, tai ten galbūt visai kitaip reikėtų gal žiūrėti, ne taip stipriai, mano galva. Tačiau, kas įdomu, gerbiamas Valdemarai, aš pasigedau didesnio ūkininkų palaikymo Ignui Hofmanui dar prieš iškylant visom šitom situacijoms. Galvoju, kad jau tada turėjo prieš paaiškėjant tokiems štai faktams, jie turėjo
siūsti pranešimus, pareiškimus kažkokius apie tai, kad Hofmanas geras, kad jis tinkamas ir panašiai, tik kai kur pasirodydavo viens kitas pranešimas, kad mes palaikome ministrą, palikite jį, bet tokio, ažiotažo nebuvo didelio sukelta. Ir dabar jau matosi, kad traukinys nuvažiavo, žemdirbių bendruomenė mėgina dar kažką pakeisti, bet jau mano galva, kad jau šaukštai po pietų. Kaip jūs vertinate, gerbiamas Valdemarai, visą tą istoriją? Jo, tai čia iš kelių dalių, sakykime, taip reikėtų žiūrėti, neužtenka čia tai bendrai gerai, blogai. Tai pirma, reiškiasi Hofmaną, jeigu žiūrėti, kaip Hofmano elgėsi ten, kad jisai puolė skūstis, kad jam patarinėjo, ten kažkaip tais atleisti kažkokius tai pareigūnus, tai žiūrėkim, aš manau, kad visiškai yra logiška, jeigu tave frakcija skyrė, tai su tavim derina kažkokią tai politinę valią, kurie pareigūnai atitinka, reiškiasi pagal savo sugebėjimą ir supratimą ir gali įgyvendinti tas šitos partijos nuostatas, kurie negali, kurios reikia keisti, kurios nereikia. Taigi dabar visi šitie, kuriuos išvardina ir nacionalinė mokėjimo agentūra, ir ten veterinarija, ir taip toliau, visos tos agentūros, josgi yra statytos, vadovai statyti tikrai ne dabartinės koalicijos, ne Nemuno aušros, ir absoliučiai logiška, kad Žemaitaitis ir aptarinėjo šitokius dalykus. Ir bėgti, šaukti, kad gelbėkit mane muša, man atrodo kažkaip nepadoru ir ypatingai tai daryti, kai tavo paslaugų nereikia. Kodėl, pavyzdžiui, nereikia, aš nežinau. Hofmanas man atrodė ganėtinai neblogas ministras, bet esmė yra tai, kad jeigu mes dabar pažiūrėsim, kaip pats sakai, kad ūkininkai kažkaip ypatingai čia puolė Hofmaną gelbėti, tai aš manau tik todėl, kad vietoj Hofmano yra Palionis. Nes jeigu mes Palionis buvo ministrų 16-20 metais ir tie 16-20 metai aplamai ekonomikai Lietuvos tikrai buvo labai geri, šitų metų dėka mes po šiai dienai dar vis laikomės kažkiek tais ir nežlungam. Ir jeigu aš teisingai atsimenu, tai ir Palionis tikrai gana gerai tvarkėsi. Dėl to, kad jis yra socialdemokratas. Čia matot, pas socialdemokratus yra taip, kada jisai turėjo 16-20 norėjo tapti ministrų, man atrodys, tada ir tapo tuo socialdemokratu. Jis nėra iš senųjų socialdemokratų. Tai čia kaip tarybiniais laikais pas juos yra, jeigu tu nori užimti kolūkio pirmininko postą, tai pirmiausia turi įstoti į partiją. Tai pas socialdemokratus dėja taip yra. O jeigu aš taip gerai prisimenu, tai man atrodo, Palionis tų komunistinių vertybių tikrai neturi. Tai pats keitimas tikrai neblogas. Ačiū Dievui, mano galva, žemės ūkis gauna dar vis kažkaip tais gerą ministrą, ne tą siaubą, kurį turėjom 20-24. Ir jau ačiū už tai. Nes man, Palionis, tai kiek aš prisimenu, jo vadovavimo Žemės ūkio ministerijų metu nebuvo nei vieno skandalo. Viskas vyko tvarkingai. Nebuvo skandalų, buvo ir, sakykime, nacionalinės mokėjimo agentūros, tie mokėjimai visokie, nebuvo tų kvailų reikalavimų, bent jau jų buvo mažiau. Aš nežinau, ar jisai galės tai sugrąžinti taip, kaip buvo tais laikais, ar jam sukinės rankas ir ten reikės įvairiausių tų reikalavimų didės. Šito negaliu pasakyti, bet šiaip tai tikrai jisai buvo geras ministras ir čia viskas yra tvarkoje. Hofmanas, matyt, žmogus pagalvojo, kad jeigu sykį tapau ministru, tai dabar jau iki pensijos jo ir būsiu. Tai ne taip veikia valstybės tarnyba. Reikia būti pasiruošus kiekvieną kartą išeiti. Man atrodo, tai yra tokia logika. O kaip jums atrodo, gerbiamas Valdemarai, jūs štai ir politikoje buvote, kaip reaguoja politiniai partneriai arba partijos, jeigu tu jai priklausai, arba, tarkim, tu esi jos deleguotas ir tu štai po 9 mėnesių išstoji ir pasakai štai, kad buvo kažkas negerai. Ar tuo žmogum jau kitą kartą pasitikėtų politiniai, kaip čia pasakyti, partneriai ir draugai?
Kaip jums atrodo? Ne, tikrai šitokiu atveju, jeigu žmogus taip elgesi, jo labiau, kad tai tikrai nebuvo, kaip jis ir pats sakė, kad tai nebuvo nei spaudimas, kažkoks prievarta ar dar kas nors, tai buvo paprasčiausias pageidavimai, logiška, kiekvienos partijos pirmininkas turi pageidavimą, tu gali sutikti su jais, gali nesutikti. Tai čia yra tavo reikalas, bet jeigu dabar va šitaip sako, puolė taip kalbėti, kad man darė spaudimą, po to atsisakė, tai be abejo, jo kaip politiko, Hofmano karjera yra baigta. Taip, jisai galės būti, žmogus yra geras, protingas ir visa kita, jisai galės vėl toliau organizuoti šituos visokius mitingus ūkininkų. Šiaip šaunus žmogus, bet, na, padarė klaidą ir logiška, nei viena partija jo tikrai nebeims. O kaip jums atrodo, kaip toliau vystysis? Šitoje vietoje, atsiprašau, suklystama vieną kartą. Supratau. O kaip jums atrodo, kaip dabar bus toliau bendravimas tarp valdžios ir ūkininkų bendruomenės? Na, pabandom paprognozuoti, nes jeigu neįsiklauso dabar į ūkininkų lūkesčius, kad palikti Hofmaną, ar nebus dabar didesnio spaudimo valdžiai būtent iš žemdirbių bendruomenės? Ar vis dėlto kažkaip tai mėgins Andrius Palionis išlaviruoti šitoj situacijoje, tariantį su žemdirbiais ir žemdirbiai, kaip sakoma, nurys tą piliulę, nes, nu, pažiūrėkime, kad jau javapjūtė baigėsi, artėja jau šaltasis sezonas, nors dar kaip vasarą gyvename, taip, bet šaltuoju metų sezonu ūkininkai paprastai išeina į protesto akcijas. Na taip, jie turi truputį daugiau laiko šaltuoju laikotarpiu. Manau, kad Andrius Palionis šitą vietą kažkaip užglaistys ir Lietuvoje bus daug blogesnių dalykų, kurios sukurs Ruginienė, negu kad žemės ūkija. Man kažkodėl atrodo šitai. Nu, vat jūs teisingai pataikėte. Kaip tik kitas mano klausimas ir būtų apie Ingą Ruginienę, kuri dabar, na, mano galva kažkaip link tų komunistinių vertybių labai stipriai artėja. Paskirtoji premjerė. Jis sakė, kad jinai yra nuo socialdemokratų, įsivaizduokit, nuo socialdemokratų labiau į kairę. Nu, tai man tik įdomu, labiau į kairę net nuo Lenino, ar ties Leninu sustojo ta jos kairė. Nu tai va dabar to nuspręsim, pasižiūrėsim. Taip, premjerė Inga Ruginienė prakalbo apie 4 dienų darbo savaitę. Ji teigia, kad 4 dienų darbo savaitė ateityje yra neišvengiama ir turėtų būti taikoma visuotinai. Taigi, ir neseniai jinai dar prakalbo, kad reikia sparčiau indeksuoti pensijas, kartu didinant sodros rezervą. Nu, žodžiu, kaip vertinat? Jūsų nuomonė ir kaip verslas į tai reaguos? Na, dabar žiūrėkim. Pabandykim visiems žmonėms papasakoti, ką jinai čia išversti į lietuvių kalbą, tas jos visas kvailystės. 4 dienų darbo savaitė. Okay, pavyzdžiui, aš kaip verslininkas reaguoju nuostabiai, tai man irgi gerai 3 dienas pailsėti, teisingai. Kodėl dabar turėčiau 2 dienas ilsėtis, tai geriau 3 man ilsėtis, nu, logiška. Ir ne 5 dienas matyti šitos žmonės darbuotojus, o 4, tai daug smagiau. Todėl praktiškai aš už 4 dienas. Dabar tik tais pažiūrėkime visą kitą, kas įvyks. Mes dabar milijoną žmonių, kuris kuria paslaugas ir šitam ir produktus, dirbam 5 dienas. Per 5 dienas mes sukuriam tam tikrą kiekį paslaugų ir produktų. Teisingai? Jeigu mes dirbsim 4 dienas, tai reiškia 20% mažiau. Mes 20% mažiau sukursim paslaugų ir produktų. Turiu omeny maisto, duonos, drabužių, nu visko, ką mes vartojam. Teisingai? Taip. Kadangi mes sukursim 20% mažiau, tai visiems neužteks. Tai jeigu visiems neužteks, tai teks branginti. Tada aš jau girdžiu kažkas tai iš žiūrovų, tai čia atsiras, mes importuosim. Taip, tvarko, importuosim. Jeigu mes importuosim, už juos reikės sumokėti kažkam už Lietuvos ribų. Aišku, ir pinigų imsim. Ai, tada galima šaukti, tai mes visi vėl pasiskolinsim. Ok. Įsivaizduojat, ką reiškia 20% nuo viso mūsų vartojimo pasiskolinti? Neįsivaizduoju.
tie va visi dalykai. Dabar žiūrėkim, kaip jinai gali pabandyti tai įgyvendinti. Dabar įsivaizduokim, kad vis dėlto priima tokią nesąmonę ir sako, okei, mums reikia 20% mažiau produkcijos, mažiau paslaugų. Nu, kaip pavyzdys, va, paimkim vieną dalykį, daleiskim mediciną, ne? 20% daktarai, sesutės, visi dirba mažiau. Kas atsitiks? Šiandieną stovi 2-3 mėnesius eilėse, vadinasi, pridėkit 20%, stovėsit dar ilgiau. Bet jinai siūlo, kad atlyginimų nemažinti, teisingai. Taip, reikia jos uždirbti. Atlyginimą tai reikia palikti tą patį. Vadinasi, mes išleidžiam tiek pat pinigų, o medicinos paslaugų gaunam tik 80%, 20% mažiau. Antras, švietimas. Irgi lygiai tas pats. Dabar įsivaizduokim, duonos kepykla gamina duoną. Išlaidų tai turi tiek pat, kiek ir turėjo, nes atlyginimas nemažėja, bet pagamina duonos 20% mažiau. Tada reikia paimti, pasamdyti papildomų žmonių, kad dagaminti tuos 20%. Priešingą atveju žmonės pradės badauti, teisingai. Žinoma. Jeigu tu papildomai pasamdėjai žmonių, kurie dagamins tą 20%, kurių nepagamino dabartinė tavo kompanija, ir tu jiems išleisi pinigus, tai duonos kepaliukas padidės, pabrangs ar nepabrangs? Pabrangs. Nu, pabrangs, labai paprasta. Tada žiūrint vat, visą šitą situaciją, dabar kitas dar klausimas, o iš kur gauti žmonių? 20% tai ne juokas. Mes tai dirbam tie, kurie kuriam produktą ir paslaugą, tai yra tik milijonas. Tai mums 20%, tai reiškia, trūksta 200 000. Iš kur 200 000 gauti? Niekas nežino, iš užsienio neatsilieka. Nu kaip, Afrika yra... Afrika. Nu, kad afrikiečiai pradėtų taip labai greitai teikti mums paslaugas ir gaminti duoną, kažkodėl nelabai išeis, bet ir nelabai nori. Jaučiu, iš to nieko neišeis. Todėl sekantis loginis pasiūlymas yra prailginti pensijinį, ta prasme, vėlinti pensijinį amžių. Ir jeigu padarytumėm ne 65, o 67, apie tai kalba Vokietija ir visi kiti, automatiškai kiekvienais metais į pensiją išeina apie 45 000 Lietuvos piliečių. Pratempus porą metų, va žiūrėk, jau 90 000 ir turi. Bet tada jau galėtų žiūrovas sakyti, palauk, tai čia viskas blogai. Dabar žiūrėkim, kas atsitiks. Jeigu duonos kepaliukas pabrangsta, o žmogus gauna lygiai tiek pat pinigų, kiek gavo, taip jisai dirba vieną dieną mažiau. Kas tada atsitinka? Gaunasi tai ir visos prekės šitai pabrangsta. Tai išeina, kad žmogus gali mažiau nusipirkti už tos pinigus tų prekių. Teisingai? Kai jis dirbo 5 dienas... Aš čia paprieštarausiu, nes dabar Ruginienė siūlys didinti minimalią algą iki 1000 beveik 200 eurų. Čia viskas gerai. Tai ir tas 1200, ir tas galėsime apie minimalią algą. Bet pats principas. Šiandieną aš gaunu, reiškia, daleiskim tą 1000 eurų, ir aš visus tos pinigus 900 eurų išleisdavau maitinimui, šildymui, visiems kitiem dalykam, 100 eurų man likdavo. Ir dabar viskas pabrango, ten 10-15%. Tai man jau nebeliks to 100 eurų. Nebeliks. Nebeliks. O tada kam tokią nesąmonę daryti, kad visiems blogai? Pensininkus reikia atšaukti iš pensijos, praktiškai jie turi dirbti ilgiau, žmonėms liks mažiau pinigų prailginus darbo dieną, tai, bet kažkam tai turi būti naudinga. Ir konservatoriam? Ne, naudinga yra visiems valdininkams, nes jiems tai niekas nepasikeis. Jie tik vieną dieną dirbs mažiau. Gi niekas net nepastebėsim, kad jie, sakykime, tų ten savo suvaržymų ir visokių kitokių sukuria mums mažiau. Ir antras dalykas, atsitiks dar vienas geras daiktas, kadangi visos kainos pabrangs, vėl apie 10%, bus ta vartojimo prekių infliacija, o nuo vartojimo prekių kainų pakėlimo visada laimi valstybės biudžetas. Nes didėja PVM-as, PVM-as yra 21%, šitas keliauja į biudžetą. Biudžete atsiras daugiau pinigų. Kadangi biudžete atsiras daugiau pinigų, po pusės metų visas biurokratinis pasaulis, kuris jau įsivaizduokim, kad dirba 4 dienas, sakys, mes nebespėjam. Todėl mums reikia papildomų žmonių.
ir galės į valstybės tarnybą ir kitas visas biurokratinės vietas priimti papildomai 20 žmonių ir Ruginienė pasakys, o mums papildomų pinigų nereikia, mes taip gerai renkam mokesčius, kad dabar viskam mums užtenka ir mes tikrai turėsim daugiau pinigų. Va ir visa tos nesąmonės esmė. Bet visa tai veda į kolapsą. Ne į visišką kolapsą. Žiūrėkim, visą šitą dalyką, ką Ruginienė siūlo ir ką siūlo socialdemokratai arba nacionalsocialistai, kurie kartais vadinasi konservatoriais arba Tėvynės sąjunga, Landsberginiai. Visa tai jau yra išbandyta Argentinoje ir Venesueloje. O dabar mes netgi ir pažiūrėkim, Argentina tą socializmą pradėjo statyti iškart dar prieš antrą pasaulinį karą. Ir jie visiškai žlugo ir dabar bando iš ten įsikapstyti. Venesuela pradėjo šitą socializmą statyti. Jis irgi buvo viena iš turtingiausių šalių, ten yra naftos, taip toliau, nuo 95 metų, kai atėjo vadovauti Hugo Čavesas. Taip, taip. Nes žmonės išsirinko, jis taip pat žadėjo. Jo, jis taip pat žadėjo, kiek įmanoma ten ar 3 dienas, kad reikės dirbti, kad visi gaus nemokamus butus, kad bus laimė ir džiaugsmas. Mes naftos turim tiek, kad visi labai gerai gyvensim. Po to po jo atėjo Maduro. Kas yra Maduro? Maduro tai profsąjungos atstovas, profsąjungos lyderis. Ir kaip teigia Donaldas Trumpas, tai narkokartelio vadas vos ne tai. Čia, sakykime, jo laisvalaikio užsiėmimai. Aš nesakau, aišku, kad Ruginienė turi tokių laisvalaikio užsiėmimų, bet būnant profsąjungos funkcionierium, kažko užsiimti reikia. Ir va, būdamas jisai tos profsąjungos veikėjų, tampa prezidentu, betgi prezidentu tai išrenka Venesuelos žmonės. Ir kaip dabar gerai gyvena Venesuelos žmonės. Įsivaizduokit, atlyginimai kyla kiekvieną mėnesį po 100%. Bet infliacija tenais lygiai tokia pati, gal net baisesnė. Kam tu dabar čia kažkokius tuos negražius žodžius? Kažkokia infliacija. Kyla atlyginimai, nebeliko jokių turtingųjų, nebeliko milijonierių, nebeliko užsienio investicijų, po to nebeliko ir Venesuelos investicijų, nieko nebeliko. Visi laimingi, šoka gatvėse, pinigus tiesa nebeskaičiuoja, o sveria, parduotuvių lentynos tuščios, tai Ruginienė viso to nematė, aš tai mačiau. Mes jau tą socializmę gyvenam. Ir labai įdomu, žinote kas, Valdemarai, labai įdomu yra štai kas, kad praėjusią savaitę toks labai žinomas ekonomistas, Luminoro berods, Žygimantas Mauricas. Mauricas berods, ne? Mauricas, jeigu Luminoro. Verslo žiniose perskaičiau, žodžiu, kad jisai sako, kad yra labai gerai, kad lietuviai vis daugiau investuoja į užsienį, o investicijų į Lietuvą mažėja. Pakomentuokite, galit kaip verslininkas. Jūs turbūt šitą irgi matėte dalyką parašyti. Nemačiau, taip kad, sakykime, bet jeigu tikrai tai buvo parašyta, man toks įspūdis, kad aš iš Suomijos grįžau tiesiai į Orvelo 1984, kur karas tai taika, laisvė tai vergovė, investicijų nebuvimas laimė, pinigų išvežimas iš Lietuvos tai reiškia Lietuvos ekonomikos augimą. Jeigu Mauricas taip sakė, tai aš nesuprantu, jis tikrai yra ganėtinai, man atrodo, protingas žmogus, kvalifikuotas, bet tada aš niekaip nesuprantu, kam jis apsimeta idiotų. Tuoj pasakysiu tiksliai, kaip jis pasakė. Nes pagalvokim, dabar žmonės padėliokim, visos pasaulio valstybės, nesvarbu kas ten būtų, diktatūros, demokratijos ar dar kažkas, visi svajoja vieną dalyką, kad iš kitų šalių į jų ekonomikas būtų investuojami pinigai. Trumpas, žiūrėkim, kaip jis sukinėjo von der Leyen rankutes, sutartyje įrašęs, kad ES investuos 650 milijardų į, reiškia, Amerikos ekonomiką.
Tai kai jos pradeda mažėti, tu supranti, kad šalis serga, kad užsikrėtė kažkokiu negerų dalykų. Ir tada reikia pulti taisyti. Bet kada vietiniai gyventojai įmonės nebeinvestuoja šitoje šalyje, o pradeda investuoti kitose šalyse, tai yra kapitalą išveža, tai jau ne tik kad serga šalis, jinai mirtinai serga. Ir tik tais metų, 2-3 klausimas yra, kol prasidės kolapsas. Bet gal jau dabar prasidėjo? Ne, mes dabar tikrai dar turim, dabar dar yra žaidžiamas, va žiūrėk, visą laiką vieni kiti pasakoja, kad pas mus auga BVP. Na, pilnai visada, bent į savaitę sykį, kas nors gali straipsnelį parašyti. Svarbiausia, kad jie nemeluoja. Tas BVP iš tikrųjų auga, bet tai yra vadinamas infliacinis augimas. Tai yra vartojimo prekių kainos didėja. Pricers paskaičiavo, kurie skaičiuoja palei čekius, per metus laiko padidėjo 16%. Tai kada kainos visos auga, bendras BVP atrodo taip pat auga. Tik tais nuo to niekam negeriau. Dabar mes galim vėl truputį sugrįžti prie siūlomų minimalios algos padidinimo. Tai tai įdomi tema, be proto. Jeigu kas nors iš žiūrovų galvojat, kad čia vyriausybė rūpinasi jumis, tie, kurie esat darbuotojai, tai pradėkit galvoti iš naujo, jūs klystat. Nes tai yra vienintelis tikslas, padidinus minimalią algą, surinkti daugiau pinigų į biudžetą. Praeitas algos didinimas, tai jisai buvo padidintas 113 berods eurų. 69 eurai pasiliko žmogui, o 45 nukeliavo į biudžetą, valdininkams, biurokratams. O visos prekės, jeigu mes suskaičiuosim mėnesiniam krepšelį, padidėjo būtent tuo 113 eurų. Tai gavosi, kad visiems padidinus atlyginimą, iš tikrųjų įsigyti galėjo mažiau. Tai va, jeigu būtų minimali alga keliama ir minimali alga būtų prilyginta neapmokestinama minimum, tada būtų viskas gerai. Ir tikrai visas verslas pasirašytų ir nekeltų jokių bangų, galim didinti minimalią algą su viena sąlyga. Minimali alga lygi neapmokestinama minimum. Supratau. Tai, gerbiamas Valdemarai, radau tą citatą. Verslo žiniose buvo rašoma, kad Lietuvos įmonių ir gyventojų investicijos užsienyje pasiekė tokį mastą, kad šalies turtas užsienyje viršijo užsienio kapitalo turtą Lietuvoje. Tai reiškia, kad Lietuva tapo mažiau priklausoma nuo užsienio investuotojų ir pirmoji Baltijos šalyse pasiekė teigiamą tarptautinių investicijų balansą. Pasak Žygimanto Maurico, AB Luminor banko vyriausiojo ekonomisto, tai puikiai žinia Lietuvos ekonomikai. Tampame mažiau priklausomi nuo užsienio kapitalo. Galime pasikliauti ir savuoju. Aleliuja, aleliuja. Ne, aš tikrai, tai yra Orvelo 84-ieji, nes, jeigu Mauricas apsimeta idiotų ir pasakoja, kad kapitalo išvežimas iš šalies yra laimė ir džiaugsmas ir kad tai nuo to viskas yra... Ne, aš neturiu ką komentuoti. Prieš kelias laidas, berods aš kalbėjau, kada didino mokesčius, Taip. kad įmonės ir piliečiai trauksis iš Lietuvos. Pameni? Taip. Atsimenu, kažkas iš draugų sako, baigtų, kaip čia trauksis, sakau, palaukim truputį, praeis mėnuo, 2 ir jūs pamatysit, kaip lietuviai pradeda investuoti užsienyje, tai yra kapitalas išvažiuos, nes čia daugiau veikti nebėra ką. Prieš tai laidoje aš papasakojau apie Vilvį, kuris investuoja Latvijoje, 55 milijonus. Įsivaizduojat, 55 milijonai pinigų dabar dirbs Latvijoje. Vilkiškių pienį. Taip. Latvijai kurs BVP, Latvijai kurs mokesčius, Latvijai kurs gerovę, o pinigai lietuviški.
Čia jie sunkiai prakaitų uždirbti. Ir Mauricas pasakoja, kad tai yra gerai. Absurdas. Absurdas visiškai. Gerai, tai pereikim prie paskutinės mūsų temos šiandien. Kol jūs buvote Suomijoje, kuri jau tapo NATO nare, JAV stabdo karinę paramą Lietuvai. Tai yra, kad JAV palaipsniui nutrauks dalį saugumo pagalbos Europos šalims, esančioms netoli sienos su Rusija. Tai liečia karinio pasirinkimo programą Foreign Military Financing. Lietuvai, Latvijai ir Estijai, kuriai vien 2018-2022 metais amerikiečiai skiria 1,6 milijardo JAV dolerių. Atsižvelgiant į tai, kad netaip seniai ES atsisakė skirti Latvijai ir Lenkijai 1 milijardo eurų dronų sienai, pamenate tą istoriją turbūt. Atrodoma, kad mes vėl kaip nuogi puolėm į dilgėlę su savo planuojamais didinti 5-6 procentų BVP gynybai, kaip to reikalavo, beje, Trumpas spaudė visus sąjungininkus ir panašiai. Aš tikiu, kad tie pinigai neprapuls, kuriuos mes surinksime. Bet man taip atrodo dabar, kad mes vėl patenkam į tokią banalią situaciją, kad skęstančiųjų gelbėjimas yra jų pačių reikalas. Kitaip tariant, kad mes patys turėsime ginkluotis, viską darytis ir nereikia čia dairytis dabar į kažkokias NATO arba ES, kurie mums tiesiog praktiškai atsisako padėti. Kaip jums atrodo, kas bus? Nes tarkim, kol kas Krašto apsaugos ministerija ir vyriausybė ramina, kad sprendimo nėra, nors per visas pasaulinės žiniasklaido priemonės įtakingiausias visą tą žinią praėjo. Kaip jums atrodo? Ne, tai kad Amerika nebeskirs lėšų, tai ir ko gero ir arkliui aišku. Ir antras klausimas, o kodėlgi Amerika turėtų tas lėšas skirti, paaiškinkit. Kuo dabar ta Amerika, esanti už Atlanto, prasikalto jos mokesčių mokėtojai, kad jie turi ginti Europos Sąjungą, kuri turi už Ameriką ir daugiau žmonių, kurios bendras vidaus produktas visos Europos Sąjungos yra 25 trilijonai. Praktiškai Amerikos 30, tai labai panašus. Tai kodėl turėtų Amerika ginti Europą? Aš jums galiu atsakyti, kodėl. Pabandyk. NATO alijansas ir apskritai Europa, visas vakarų pasaulis, jisai vadovaujasi vertybėmis, taip? Kokiomis? Tomis, kad pavyzdžiui negalima savavališkai keisti sienų. Ta padarė Rusija užpuldama Ukrainą. Čia praktiškai iššūkis visai vakarų bendruomeniai. Europa buvo tam nepasiruošusi, nes ir ramiai stebėjo, kaip ir Krymas buvo aneksuotas ir panašiai. Bet kada užpuolė jau Ukrainą, Rusija jau tiesiogiai, pamatėm, kad mes neturim jokių ginklų. Tik pas Ameriką yra tie arsenalai. Na ir Amerika kaip sąjungininkė, kaip didžiausia vertybių puoselėtoja, jinai teikia pagalbą ir skiria tas lėšas ir mums pasiruošti, nes mes kraštiniai čia esame. Aš jums atsakiau. Dabar žiūrim kaip. Matai, pagrindinė klaida yra tai, kad pasakei, supranti, kad pasaulyje nėra ginklų, jie yra Amerikoje. Nė velnio. Aš pasidomėkit ir jūs įsijunkit dirbtinį intelektą, užklauskit jo. Kiek šiandieną, už kokią sumą aš galiu nusipirkti ginklų laisvam pardavime pasaulyje. Ir ten be Rusijos, be Kinijos, be Irano ir be Šiaurės Korėjos šiandieną pasiūloje yra apie 60 ginklų už maždaug 60 milijardų į metus. Karas vyksta 3,5 metų. Tai mes Europos Sąjungos arsenaluose turim ginklų 180 milijardų ar ne? Nežinau. Pasakysiu, neturim. Nes kažkodėl tai visiems atrodo, kad garsūs pareiškimai, rimti susirūpinimai, skelbiami ultimatumai gali Putiną priversti nekariauti. Dar daugiau, Europos Sąjunga skelbia įvairiausias sankcijas Rusijai. Ir vis tiek jis to karo nenutraukia. Ir netgi tyčiojasi.
Amerika ir tai padeda, Trumpas. Trumpas paskelbė sankcijas Indijai už tai, kad perka naftą Taip, ir duoda Rusijai pinigų. Teisingai? teisingai. Jie perka į dieną, Indija perka 3 milijonus barelių, tai grubiai sumoka į dieną po 150 milijardų. Milijoną, atsiprašau, 150 milijonų sumoka Rusijai į dieną, tai per mėnesį 4,5 milijardą. Ir Trumpas sako, klausykite, Europos Sąjunga, jūs galbūt galit nepirkti dizelinio kūro iš Indijos, nes tas dizelinis kūras pagamintas iš rusiškos naftos. Jeigu jūs atsisakysite pirkti iš Indijos dizelinį kūrą, o pirksit jį artimuosiuose rytuose, Amerikoje ar dar kažkur tais, ar patys pasigaminsit, turit kitų įvairiausių fabrikų, naftos galite atsivežti, tai Indija nepirks iš Rusijos šitos naftos, nes jai nebereiks, ir tokiu būdu jie gaus per mėnesį 4,5 milijardo karui. Ką atsako Europos Sąjunga? Ne. Pas mus yra vertybės ir mes iš Indijos pirksim toliau. Tai yra, maitinsim Rusiją. Tai palauk, kodėl tada Trumpas dar turi duoti mums pinigų ginklams? Nugi jis nebeprotis. Ir aplamai jisai turi reikalų, ir Trumpas ir Amerika turi reikalų Ramiojo vandenyno regione. Reikalų su Kinija. Dėl Taivano. Jie taip pat turi įsipareigojimus ginti Japoniją. Ten šalia šitą Šiaurės Korėjos beprotis. Jie turi įsipareigojimų ginti Pietų Korėją. Nes ten Šiaurės Korėja su savo branduoliniu ginklu. Jie turi įsipareigojimų Izraeliui. Tai yra visos tos nedidelės šalis, kurias reikia apginti. Ir čia mes turime didžiulį monstrą su 500 milijonų gyventojų, kuris nesugeba surinkti, tai turiu omeny Europos Sąjungą, kuris nesugeba surinkti milijonų kariuomenės ir nusipirkti ginklų, nors jų yra. Bet visiškai ramiai pasiruošęs išleisti subinių uostymui CO2 milijardus. Skiepams. Tai skiepams, dar visokiam briedui. Pasižiūrėkit, kas vyksta. Dabar mes kalbam apie 5 procentus Lietuvos. Ar kada nors girdėjai, ką mes pirksim? Ir kad krašto apsaugos ministerija pasakytų, va žiūrėkit, jau 100 milijonų nusipirkom ten kažkokių tai šarvuočių, patrankų, visą šitą, ir va pas mus arsenalai didėja, dabar mes galim apsiginti 2 dienas, po pusmečio galėsim apsiginti mėnesį. Ar tu tai girdėjai? Ne, negirdėjau. Tu girdėjai, kad jie tik yra pasirengę įsisavinti 5 procentus. Taip. Ir netgi gali įsisavinti 6 procentus. Ta prasme, jie gali suorganizuoti konkursų ir padaryti pavedimus. O bus tų ginklų? Nebus. Čia visiškai kiti klausimai. Suprantat, mes iki tiek sukvailėjom Europos Sąjungoje. Čia kitaip nepavadinsi, čia yra sukvailėjimas. Kad mums nebereikia gintis, mums reikia skirti pinigus. Ir jeigu mes paskirsim 5 procentus BVP, tai Putinas išsigas, išgirdęs, kad Lietuva skiria 5 procentus ir atsisakys savo karo veiksmų. O čia bus laimė ir džiaugsmas. Deja. Jeigu norėjo Latvija ir Estija pasidaryti dronų sieną, fantastinis reikalas, milijardas eurų kapeikos, Europos Sąjunga, o ką mums reikia? Ir nedavė, teisingai? Nedavė. Aš tą ir sakau, nedavė. Nes milijardas pasirodo Europos Sąjungai yra labai dideli pinigai. O ar žino, pavyzdžiui, mūsų žiūrovai, kad Europos Sąjunga, va tava, von der Leyen, Kubilius ir visa ta 27 raudonųjų komisarų šaika per metus išleidžia 2 trilijonus. Tai yra 2000 milijardų. A gal kas nors žinot kur? Taip mes žinom, 1 trilijoną jie išleidžia visam Europos Sąjungos žemės ūkiui. Taip. A kur kitas trilijonas? O kur kitas trilijonas? Švietimui galbūt, dar kažkam. Tai. Kad net 1 milijardo nėra apginti rytų sienai, sukuriant va šitą dronų sieną.
kuri tikrai gali sulaikyti priešą ir mėnesį, ir 2, kol visi atsipeipelios užsikursto savo lėktuvus ir bandys kažką ten rusai pademonstruoti. Vienu žodžiu, siaubo filmas. O tai, kad grįžtant prie to, ką mes kalbėjom prieš tai mes aiškiai matom, kad visi protingesni žmonės perka nekilnojamą turtą užsienį, kelia įmonės į užsienį, nes niekas netiki, kad ta Lietuva gali apsiginti. Kad Europos Sąjunga gali ją apginti. Ir niekas nebetiki mūsų valdžia. Tai yra blogi dalykai. Taip. Blogi dalykai. Ir aišku, ten tokiems seniukams kaip aš, ten gal kaip tu, tai nu ką, mums dzin. Mes pasiimsim tas bardankės, kurias turim ir eisim į mišką. Partizanavą, bet vat labai gaila dėl viso jaunimo. Kągi, liūdna tokia labai gaida, sakyčiau, reikia šiek tiek linksmesnės. Šiandieną, sakykim, žiūrėk, mes dabar rytoj žaisim krepšinį su Graikija. Taip. Ir jeigu mes vyrai važiuodami iš Suomijos tikrai buvom taip labai skeptiškai nusiteikę dėl mūsų varžybų su latviais, nes labai jau blankiai žaidėm su švedais, tai ir laimėjom, tai man atrodo, kad tuos graikus tikrai gali įveikti. Nes graikai tikrai nėra labai jau daug geresni už latvius, kuriuos mes įveikėm. O matant, kad netgi Suomiai sugebėjo paguldyti serbus, tai kažkaip visai nuotaika gerėja. Tai gerai tada, Valdemarai. Ko palinkėtumėt mūsų žiūrovams? Pergalės, gerų varžybų, pergalės, būti ketvertukė, o po to ir bandysim dėl antros vietos. Nu aišku, bet pirmą šitą reikia peršokti kažkaip. Reikia gerai. Kažkaip. Ačiū Jums labai už šį malonų pokalbį, labai dėkoju Jums, gerbiamas Valdemarai, labai džiaugiamės, kad grįžote. Taigi visiems parekomenduosiu, prenumeruokit mūsų Agrobytė Play kanalą YouTube tinkle, mes būtinai ruošiame Jums įvairiausių tokių įdomių dalykų. Šiuo įrašu taip pat pasidalinkite grupėse, taip pat savo profiliuose, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie tai, kas vyksta, galbūt atvertų jiems akis, pasakytų štai kokie protingi žmonės kalba, štai ką protingo jie pasako ir būtinai reikia, kad iki valdžios tai daeitų, kad jie žinotų, kaip yra kalbama mūsų visuomenėje. Ačiū dar kartą Jums, gerbiamas Valdemarai, ir sakau, iki naujų susitikimų, pasimatysime su Jumis vėl po 2 savaičių tradiciškai. Iki. Iki.